kovo 24-30 dienos savaitės horoskopas. Savaitė galinti priminti bėgimo su kliūtimis varžybas. Jos dienomis Saulei keliaujant Avino ženklu norėsis visur suspėti, kuo daugiau nuveikti. Tačiau Venerai ir Merkurijui judant retrogradine kryptimi laikas nuo laiko gali tekti įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis. Tokios gali būti jau pirmosios šios savaitės dienos. Ketvirtadienis virsmo metas. Po 9 mėnesių kelionės su Svarstyklių ženklu Lilit pereis į Skorpiono ženklą, į pirmą planą keldama tarpusavio santykių klausimus. Penktadienis pasižymės permainingais jautriais Mėnulio 29-osios ciklo dienos astrologiniais ritmais. Būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje. Be to šią dieną retrogradinė Venera sugrįš į Žuvų ženklą, susijungdama su Neptūnu. Tai skatins atskleisti gabumus, talentus, ieškoti sudėtingesnėms situacijoms kūrybinių sprendimų. Šeštadienį kovo 29 įvyks dalinis Saulės užtemimas Avino ženkle. Jis užves veidrodinį stiprių energijų karminio atsako koridorių. O prasidėjusi Mėnulio jaunatis bus palanki naujų projektų pradžiai. Tad jau sekmadienis šaunus norintiems atrasti naują įdomią laisvalaikio veiklą. Sėkmingų permainų jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Savaitė ryžtingiems jūsų pokyčiams ir tam palankios jau pirmosios šios savaitės dienos, kai Saulei keliaujant jūsų ženklu, pajautę stiprų pavasarinės energijos impulsą, galėsite panaudoti jį svarbiausiems savo darbams. Įgyvendinti anksčiau kurtus planus, ilgai brandintas idėjas. Ketvirtadienis virsmo metas. Lilit pereis iš jums opozicinio Svarstyklį į Skorpiono ženklą, o į griaunamąjį jūsų ženklo laipsnį įžengs Chironas. Tad šią permainingą dieną naujų projektų dar nepradėkite. Palankiau atidžiau įvertinti esamas aplinkybės bei situaciją. Penktadienį iš jūsų į Žuvų ženklą iškeliaus Venera, kurdama sąlygas kūrybai, skatindama gilesnius apmąstymus. O šeštadienį dalinis Saulės užtemimas jūsų ženkle galės išryškinti trukdžius ir požiūrių skirtumus. Sekmadienį Neptūnas atkeliaus į jūsų ženklą. Dažniau kils įdomių minčių. Savo idėjoms ieškokite tarp namiškių ir draugų, bendraminčių ir sąjungininkų. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Permainingą pavasarinį orą galinti priminti savaitę. Saulei keliaujant Avino, o Uranui jūsų ženklu, jūs dienas nestokos nelauktų situacijų, netikėtų likimo posūkių. Ir tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos. Savaitės viduryje, Mėnuliui judant Vandeniu ženklu, dažniau kils netikėtų minčių, įdomių sumanymų. Ketvirtadienis virsmo metas.
Lilit pereis iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Į jums opozicinį ženklą įžengusio juodojo mėnulio astrologiniai ritmai gali išryškinti ir buvusias tarpusavio santykiuose problemas, kurias reikės spręsti. Penktadienį sudėtingesnių mėnulio ritmų dieną būtinas didesnis atidumas kelyje. Kelionėms į darbus skirkite daugiau nei įprastai laiko. Šią dieną Neptūnui susijungus su Venera jau žuvų ženkle, ieškodami sprendimų pasitelkite ir intuiciją, ir vaizduotę. Šeštadienį, kovo 29, dalinio Saulės užtemimo ritmai Avino ženkle ragins savo žingsnius geriau apgalvoti, permainoms tinkamai pasiruošti. O prasidėjus mėnulio jaunačiai, sekmadienis šaunus naujiems jūsų šeimos planams, smagioms laisvalaikio idėjoms. Įdomios ir sėkmingos jums šios savaitės. Gimusiems po dvynių ženklo. Įdomių susitikimų savaitė. Jau savaitės pirmosios dienos gali stebinti seniai matytų kolegų ir draugų susitikimais. Įsiklausykite į jų išsakomas mintis, tarp jų gali būti tai, kas jums ypač tiktų. Savaitės viduryje mėnuliui viešint Vandenio ženkle gyvenimas nestokos nelauktų įvykių, netikėtų situacijų. Ketvirtadienį didesnių permainų metas. Lilit iškeliaus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Galės įdėjus pastangų į priekį pajudėti ir buvę įstrigę projektai, neužbaigti darbai, lengviau įveiksite savo abejones, greičiau seksis priimti būtinus sprendimus. Penktadienis pasižymės jautriais mėnulio 29 dienos astrologiniais ritmais. Venerai sugrįžus į žuvų ženklą, šios dienos iššūkius padės jums įveikti kūrybingumas, nestandartinis mąstymas. Šeštadienį, kovo 29, dalinio Saulės užtemimo ritmai ragins atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. O sekmadienį kurkite džiugę, nuotaikingą dieną. Mėnulio jaunatis palanki draugų susitikimams, o kai kam ir naujoms asmeninėms pažintims. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Jautri, emocinga savaitė. Jos dienomis Marsui, Selenai, Vakščiai keliaujant jūsų ženklu, ypač svarbus bus tarpusavio gražūs santykiai. Tačiau savaitės dienomis negailėkite pastangų juos kurdami bei stiprindami. Tokios gali būti jau pirmosios šios savaitės dienos. Savaitės viduryje mėnuliui viešint Vandenio ženkle būkite pasiruošę ir staigmenoms. O ketvirtadienį virsmo metas. Kovo 27 Lilit iškeliaus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Tad kuo daugiau dėmesio skirkite gražių tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui. Penktadienis pasižymės jautriais mėnulio 29 dienos astrologiniais ritmais. Venerai sugrįžus į žuvų ženklą ir esant artimai jos ir Neptūno pozicijai, gyvenimiškas situacijas stenkite žvelgti kūrybingai, atrasdami naujus problemų sprendimo būdus, o kai kada ir naujas galimybes. Šeštadienį vyks dalinis Saulės užtemimas Avino ženkle. Būtinas didesnis atidumas buityje, venkite konfliktinių situacijų.
Prasidėjus mėnulio jaunačiai Marsui keliaujant jūsų ženklu, o Neptūnui įžengus į Avino ženklą, ypatingas metas ryžtingiems jūsų sprendimams. Palankus norintiems pradėti remonto statybų darbus, ketinantiems imtis savos mėgstamos veiklos. Daug širdžių šilumos jau šią savaitę. Gimusiems po liūto ženklu. Ši savaitė tai laikas, kai galėsite įsitikinti, kiek daug galite būdami ne vieni. Tai savaitė komandiniam darbui. Jau pirmosiomis jos dienomis Saulei, Venerai ir Merkurijui keliaujant Avino ženklu norėsis imtis konkrečių ryžtingų veiksmų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Marsui keliaujant Vėžio ženklu, o Jupiteriui viešint Dvynių ženkle, jums palankesnė būtų kolektyvinė veikla. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint jums opozicinėme Vandenio ženkle kaip sniego gali pabyrėti netikėtų žinių, įvykių, nelauktų situacijų. Ketvirtadienį kovo 27 Lilit iškeliaus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Šie astrologiniai ritmai gali dažniau priminti ir praeityje buvusias patirtis. Penktadienis jautresnių Mėnulio astrologinių ritmų. Šią dieną Venera sugrįš ir iš Avino į Žuvų ženklą, o Chironas Avino ženkle įžengs į griaunamąjį laipsnį, tad svarbių sprendimų geriau dar nepriimti. Sprendžiant esminius klausimus, svarbu būtų nepriskaldyti malkų. Šeštadienį dalinio Saulės užtemimo Avino ženkle ritmai ragins būti atidesniais kelyje, atsargesniais buityje, neskubėti priimti abejotinų sprendimų. O sekmadienis Neptūnui įžengus į Avino ženklą ypač tiktų sportui, aktyvioms fizinėms ir laisvalaikio veikloms. Turiningas jums šios savaitės. Gimusiems po mergelės ženklu. Savaitė, kuriai tiktų posakis atgal į praeitį. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant nusileidusiam mazgui, tinkamas metas užbaigti tai, ką buvote anksčiau pradėję, sudėti visus taškus ant į. Ir tam palankios jau pirmas šios savaitės dienos. Varanui keliaujant Jaučio ženklo, Mėnuliui viešint Vandenio ženkle, savaitės viduryje galimos netikėtos situacijos darbuose. Ketvirtadienį kovo 27 Lilit pereis iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Aiškiais situacijos aiškiau matysite tai, ką siekiant tikslų reikės dar nuveikti. Penktadienis pasižymės jautriais Mėnulio ritmais. Šią dieną Venerai sugrįžus į Žuvų ženklą svarbu būtų įveikti abejones, nerimo mintis. Šeštadienį kovo 29 dalinio Saulės užtemimo metu naujų projektų geriau dar nepradėti. Stenkitės vengti nesutarimų, konfliktų, o sekmadienį išims opozicinio Žuvų ženklo iškeliavus Neptūnui. Norėsis išsikelti naujus tikslus, aiškiau matysite tolesnius kelius į sėkmę. Sėkmingų sprendimų ir pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklų. Savaitė, kai galite jaustis kai kada kaip laivas nuleidęs inkarą. Jos dienomis Saulei viešint jums opozicinėme Avino ženkle labai norėsis imtis pokyčių. Tačiau tuo inkaru gali būti buvę neišspręstos situacijos, abejonės ar reikiamo sprendimo atidėjimas. Tokios gali būti jau pirmos šios savaitės dienos.
Savaitės viduryje, mėnuliui judant vandenio ženklu, gyvenimas gali padovanoti naujų minčių, netikėtų idėjų. Ketvirtadienis, kovo 27, jums virsmo metas. Iš jūsų ženklo iškeliaus 9 mėnesius jame viešėjusi Lilit. Prasidės jums palankesnis laikotarpis. Aiškiau matysite esamas situacijas. Penktadienį jautresni mėnulio ritmai, tad šią dieną bendraudami atsargiau rinkite žodžius. Venerai sugrįžus į žuvų ženklą, spręsdami problemas, lengviau atskleisite savo gabumus bei talentus. Šeštadienį, kovo 29, dalinio saulės užtemimo jums opoziciniame avino ženkle ritmai ragins būti atsargesniems keliuose, buityje, o sekmadienį daugiau laiko skirkite džiugiam bendravimui. Jaunaties įtakoje palanku kurti ir naujus ateities planus. Džiugios jums šios savaitės. Gimusiems po skorpiono ženklu. Savaitė, kai noras sparčiau judėti į priekį, reikės derintis su aplinkybėmis. Jau pirmosiomis jos dienomis Saulė ir Merkurijų judant Arinu, o Marsui Vėžio ženklu būkite greiti, ryžtingi, spręskite esmines problemas, imkite svarbiausių jums darbų. Astrologiniai ritmai palankus esminiams pokyčiams, jiems tiktų jums pirmosios 3 šios savaitės dienos, kol dar į jūsų ženklą neįžengė Lilith. Ketvirtadienis didelių permainų metas. Į jūsų ženklą atkeliaus juodasis mėnulis. Šią dieną stenkitės paleisti buvusius sunkesnius praeities prisiminimus, kuo daugiau dėmesio skirkite tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui. Penktadienį mėnulio ciklo 29 dieną būkite atidesni buityje, susilaikykite nuo kritikos. Tai ypač aktualu šeštadienį, kovo 29, dalinio saulės užtemimo avino ženkle metu. Šią dieną būtinas didesnis atsargumas kelyje, patartina nepradėti jokių negatyvių ciklų. Venerai vėl keliauja žuvų ženklus, sekmadienį dažniau kils kūrybinių minčių, kai kas galėsite rasti joms praktinį pritaikymą, imdamiesi naujos įdomios veiklos. Vidinės harmonijos jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų posakis, kas ieško, būtinai suras. Kas ieškosite svarbių žinių, kas naujo darbo, kas papildomų galimybių, o kas su kuo dalinsitės savo tolesniu gyvenimu. Jos pirmosiomis dienomis Saulė, Venera ir Merkurijui viešint avino ženkle, o Jupiterį judant dvynių ženklų, ieškokite svarbios informacijos. Ieškantys darbų peržiūrėkite ir ankstesnius pasiūlymus. Savaitės viduryje mėnuliui viešint vandenio ženkle dažniau kils naujų minčių, tad būkite atviri gimstančioms naujoms idėjoms. Ketvirtadienį Lilith iškeliaus iš svarstyklių į skorpiono ženklą, gali išryškėti ir buvusios problemos, kurioms reikės surasti tinkamus sprendimus. Venerai sugrįžus į žuvų ženklą pasitelkite kūrybingumą. Penktadienis jautresnių mėnulio 29 ciklo dienos ritmo. Šią dieną ir įprastinėms veikloms skirkite daugiau nei įprastai laiko. Šeštadienį dalinio saulės užtemimo dieną būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje. O prasidėjus mėnulio jaunačiai, sekmadienį skirkite laiko kūrybiniai saviraiškai. Džiugios jums šios savaitės.
gimusiems po ožiaragio ženklu. Savaitė, kai galėsite atrasti gyvenimo džiaugsmą ir mažesniuose dalykuose. Pirmadienį Mėnuliui viešint jūsų ženkle jausite įkvėpimą kurti naujus planus, dažniau lankys ir romantiškas nuotaikas. Antradienis ir trečiadienis Mėnuliui judant Vandenio ženklu gali būti permainingi netikėtais įvykiais bei žiniomis. Ketvirtadienį Lilith perėjus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą galės išryškėti tarpusavio santykiuose ir tai, kas buvo iki šiol nutylima. Penktadienį jautresnių astrologinių Mėnulio ritmų dieną galima emocijų kaita. Abejonės ir nerimo mintis reikėtų įveikti kovo 29 šeštadienį dalinio saulės užtemimo dieną. O sekmadienis šaunus aktyviam poilsiui gamtoje. Daugiau laiko skirkite ir mėgstamam hobiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Įdomi savaitė, galinti priminti kelio ieškojimą labirinte. Jos dienomis jūsų ženklų judant Plutonui, kai kurie planai gali kisti, kaip ir aplinkinių nuomonė. Tad pravers gebėjimas nušokti kaip kantinėliui ant minkštų letenėlių. Ir tokios gali būti jau pirmosios šios savaitės dienos. Trečiadienį jūsų ženklą atkeliavus Mėnuliui dažniau kils naujų įdomių idėjų. Ketvirtadienį kovo 27 Lilith iškeliaus iš svarstyklių į Skorpiono ženklą. Tad lengviau išjudinti galėsite ir buvusius anksčiau įstrigusius projektus. Beje, Mėnulio ritmų įtakoje dažniau lankys mintis apie išvykas, keliones, o kai kada ir romantiškas nuotaikas. Šios dienos tiktų ir asmeninėms pažintims. Penktadienis pasižymės aštresniais Mėnulio astrologiniais ritmais, galima nuotaikų kaita. O šeštadienį dalinės saulės užtemimas išryškinti galės ir neišspręstas karjeros problemas. Tai, ką aiškiau matysite, lengviau galėsite išspręsti. Sekmadienį raskite laiko smagiai išvykai ar ekskursijai. Pavasariškas nuotaikas jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kuriai tiktų posakis gera nauja, gali būti primiršta sena. Jos dienomis dažniau grįšite prie ankstesnių sumanimų. Ir tam palankios jums Saturnui, Neptūnui ir kylančiam mazgui viešint jūsų ženkle jau pirmos šios savaitės dienos. Ketvirtadienį Lilith įžengs į Skorpiono ženklą į pirmą planą iškeldama sveikatos ir tarpusavio santykių klausimus. Retrogradiniai Venerai sugrįžus į jūsų ženklą ir susijungus su Neptūnu stiprės jūsų įžvalgos, intuicija, o kartu ir vaizduotė. Penktadienį jautresni Mėnulio ritmai skatins įveikti abejones, nerimo mintis, atrasti ramybę ir įprastėje veikloje. Šeštadienį dalinio saulės užtemimo Arno ženkle ritmai ragins stebėti, kad įvertintumėte nueitą kelią, atsirinktumėte grūdus nuo pelų. Aiškiau matysite ir esamas situacijas. Sekmadienį skirkite daugiau laiko saviraiškai ir kūrybai. Ši diena puikiai geriems jūsų darbams, ypač norintiems pasirūpinti ir vyresnio amžiaus artimaisiais. Džiugių patyrimų jums šią savaitę.